Birštonas didžiuojasi Žvėrinčiaus mišku, Nemuno kilpomis, unikalia gamta ir nuolat mena savo turtingą istorinę praeitį, savitą kurorto kultūrą ir žodingą lietuvių kalbą. Lietuvių kalba unikali ir brangi kiekvienam iš mūsų. Birštoniečiai didžiuojasi lietuvių kalba, jie džiaugiasi ir jos nepamiršta. Nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios Lietuvoje ir užsienyje vyksta daugybė renginių skirtų lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti. Kasmet prasmingus renginius skirtus gimtajai kalbai organizuoja Birštono viešoji biblioteka, Birštono vaikų lopšelis darželis Vyturėlis, Birštono lopšelis darželis Giliukas, Nemajūnų dienos centras, Birštono gimnazija, Birštono muziejus, Birštono meno mokykla. Prie renginių organizavimo visuomet prisideda Jaunimo reikalų taryba, Birštono savivaldybė ir Birštono kultūros centras. Apie knygą galima kalbėti daug ir viską nors naujo iš jos sužinoti. Patirti skaitimo malonumą. Ar istorinė praeitis lietuvių literatūroje vis dar svarbi šiuolaikiniam žmogui? Tai byloja kalbos puoselėtojų garbei pastatyti paminklai Birštone. Balys Sruoga, 20-ojo amžiaus lietuvių rašytojas, literatūros klasikas, Birštone parašė Dievų mišką ir sukūrė poezijos rinktinę Giesmės viešneliai žydrejai. Juozas Tumas Vaižgantas, ryškaus talento rašytojas, mėgo lankytis Birštone. Jį vietiniai gyventojai vadino Birštono metraštininku ir mineralinių vandenų Vytautas ir Birutė krikštatėviu. Jonas Kazlauskas, vienas iškiliausių Nemuno krašto žmonių, kalbininkas, profesorius, dar vadinamas baltistikos ąžuolu. Esame Birštono muziejuje, kuriame saugom kalbininko Jono Kazlausko atminimą, jo asmeninius daiktus. Žmogaus, kuris yra svarbus šiam kraštui. Birštone yra teikiama Jono Kazlausko premija. Galima pamatyti premijos laureatus, savo sričių profesionalus mokslininkus, kurių didžioji dalis yra profesoriai. Ši graži vieta Matijošionyse kalbotyros šviesulio gimtoji vieta. Nors ir labai jaunas Jonas Kazlauskas paliko šį pasaulį. Tačiau lietuvių kalbotyrai jį sukūrė išskirtinius pamatus. Daugiausia tyrinėjo baltų kalbų istorijos problemas, studijavo baltų kalbų linksniavimo tyrimus, buvo svarbiausias istorinės baltų kalbotyros leidinio Baltistika pradininkas ir vyriausiasis redaktorius. Pats svarbiausias Jono Kazlausko darbas – lietuvių kalbos istorinė gramatika. Mes didžiuojamės galėdami lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, piešti ir tapyti, dainuoti. Ir šokti. – 2024 metais 100-metį mini Lietuvos dainų šventė, kad giria žaliuotų. Praėjus 100 metų lietuviško žodžio skambesys nepakito. Priešingai, skamba dar gražiau, dar aiškiau. Labai džiaugiuosi, kad mūsų gimnazijos, darželių, meno mokyklos ir kitų įstaigų ir vaikai, ir suaugę žymi šitas dienas, lietuvių kalbos dienas. Tai yra svarbu turbūt kiekvienam. Na tai, kad per sunkmetį mes sugebėjome išsaugoti lietuvių kalbą, tai manau, kad šiandien mes ją taip pat turime saugoti. Saugoti, branginti, nes tai didžiausias mūsų turtas – kalbėti lietuviškai, skaityti lietuviškai ir rašyti lietuviškai. Mes po 100 metų kitokie, tačiau tokie pat tvirti, kūrybingi
vis dar šokantis, vis dar dainuojantis. Ir mus vienija lietuvių kalba bei kultūra. Birštone jaunimas aktyvus, drąsus, nebijantis iššūkių. O svarbiausia, kas benutiktų šiame nenuspėjamame pasaulyje, nepamiršime ir neatiduosime savo kalbos. Švęskime lietuvių kalbos dienas.